Štai čia yra Euromobilio kemperis su alkova. Labai gražus dizainas, įlipimo laiptelis. Čia yra ant Seato bazės, bet gali būti ir ant Citroeno. Tada matom didelę alkovos lovą čia, bet ji tikrai yra labai didelė ir patogi. Aišku, kaip lygiai taip pat atsikelia. Alkovo yra šildymas ir du langai. Sėdėjimo vieta, stalas nusileidžia, gali pasidaryti lovą ir būti dvivietė. Tai yra čia dvivietė lova, čia dvivietė lova. Ir gale yra labai įdomus sprendimas. Dvi aukštės lovos, bet jos yra ne mažos, o didelis. Ir jeigu jums nereikia apatinės lovos, tai galite ją pasikelt. Čia gali būti va tokia vienvietė lova ir staliukas, arba dvigulės lovas, kaip jums noris. Čia labai įdomus sprendimas. Dušas su tualetu vienoje erdvėje. Jeigu reikia dušo, kriauklė tada susistumia ir turite ganėtinai nemažą dušą. O, čia kokios įdomus spintelės. Čia kabykla. Virtuvėje daug laikymų vietų yra. Ir čia dar, čia puodams ir šaldytuvas. Didelis erdvus, šešiavietis kemperis. Tokia valdymo panelė, čia trumo šildymas, matosi kiek yra vandens, kiek yra nuotekų, kokie akumuliatoriai, siurbliukas įsijungia, išsijungia. Čia standartiškai. Kemperio kokybė labai aukšta, visi langai įleisti, tai reiškia nebus triukšmo ir jie tokie jaučias labai kokybiški. Labai aukštas kemperis ir matosi, kad apdirbimas yra kokybiškas. Taip, Euromobilis, tikrai kokybiškas, geras kemperis, jeigu šitas domina, aktyva. Čia vienoj pusėje didesnės bagažinės duris, kitur mažesnės, čia tualetas. Čia yra dar susidėjimo vietos, dujų balionai. Euromobilis pristatė kemperį ant Mercedeso bazės. Labai gražiai atrodo, toks ypatingas kemperis. Mercedesas, žinot, kaip Mercedesas, visada aukščiausiam lygiai. Odinis salonas, visur balta oda. Graži apdaila, stilinga. Euromobilis kontūra, 5 žvaigždžių kemperis. Žiūrėkime vidų. Čia yra dvivietis kemperis, du dideli stoglangiai, tokia, žinot, mediena blizganti. Jaučiasi prabanga. Čia visur vietos pasidėti. Skaitimo lemputės, face to face sėdėjimas. Dabar išbandom, kaip tik keliauti, tai labai patogu. Virtuvė. 3 degiklių viryklė, čia kriauklė. Daug vietos susidėti. Čia irgi spintutės. Labai gražus apšvietimas jaukus. Valdymo panelė jau su Alde šildymu. Tai čia vandens siurbliukai įsijungia, apšvietimas. Standartiškai trumos, dujų šildymas. Šaldytuvas geresnis, kuris atsidaro iš 2 pusių. Teliukai. Labai gražu. Toliau miegamojo zona, tai viena iš populiariausių lovų. Čia, aišku, dar išsiplečia, pasidarytų lovą į kitos vietos minkštą. Stoglangis, langai, visur spintos aplinkui susidėt. Dušus kokio dydžio. Oi, dar koks gražus, su kokiais papuošimais. Labai fainas. Užsidaro duris, tai yra 2 kambarių sistema. Jeigu vienas nori miegoti, kitas ilsėtis, tai galite užsidaryti ir tualetas. Alde šildymas. Čia netgi pasidėjimo vieta. Galite kažką pasidėti. Taip, spintutės, kriauklė didelė. Man kartais nusitaško aplinkui vanduo, kaip prausios, o čia tikrai didelė kriauklė. Ir čia spintos. Man spintos yra labai svarbu. Aš mėgstu keliauti su daug rūbų. Jo daugiau spintų, kemperyje jo daugiau. Ir čia dar batam susidėti. 2 grindys, tai reiškia nėra niekur laiptelių. Ir taip, vandens bakas. Pasidėjimo vieta ir dar kažkas yra prie vairuotojų. Čia galima pajungti Alde kilimėlį. Aš parodysiu, jis yra bagažiniai padėtas. Tai bus labai malonu, jeigu žiemą keliaujate, visada bus kojos šiltos. Ir čia jau yra, išmanus veidrodėlis, o ne paprastas. Čia yra Alde kilimėlis, kurį aš minėjau, tai vadys toksai storas. Pasijungia šildymas ir jis bus visada šiltas. Čia didžiulė bagažinė, tikrai daug vietų susidės ir čia tokie faini, neiškraičios.
Čia irgi dar pasidėti visokių vietų. Man labai patinka, kai kemperiai tokias vietas turi. O, kažkas veikia.